Labą diena. Kol laukiame naujosios knygos pasirodymų iš spaustuvės, o atsimenate, leidykla žadėjo, kad nors vėluodama knyga pasirodys iki šios savaitės pabaigos, su Dmitrij Gulecki pabandėm įgyventi seną svajonę. Sukurti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetoms ir mūsų knygoms skirtą naują interneto puslapį. Taigi susipažinkite pusgrasis.com. Na, kodėl pusgrašis? Mūsų nagrinėjamų laikotarpių tai buvo pagrindinė moneta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetų apyvartoje. O kadangi daugelio užsienio numizmatų kompiuterių klaviatūrose nėra lietuviškų diakritinių ženklų, jų patogumui raidė Š pavirto pavadinime į S raidę. Šiame filme panagrinėsime, ką mes siūlome naujame puslapyje, o jūsų prašau pabūti ekspertais. Rašykite mums apie pastebėtas klaidas, netikslumus ir tobulintus dalykus. Na, vieną jų parodysiu ir pats. Matote, pusė teksto angliškai, pusė lietuviškai. Na, puslapis sukurtas angliakalbėje platformoje, todėl kai kurių sąvokų išversti į lietuvių kalbą tiesiog neleidžia sistema. Prie to dar dirbsime. Iš pradžių mąstėme puslapį daryti keliomis kalbomis ir vertimui pasitelkti dirbtinio intelekto vertėją, tačiau mūsų visiškai netenkino rezultatas. Numizmatiniai tekstai turi daug specifikos ir matyt atsimenate, kaip aukcionuose dirbtinio intelekto išversti į kitą kalbą šilingai pavirsta šekeliais, ketvirtokai keturkampiais, o pusgrašiai pusę penso. Vardan turinio viską kol kas palikome taip, kaip matote. O jūsų pagalba dažnai būna labai svarbi. Kas sekate mūsų Facebooko puslapius, prieš porą dienų galėjote dalyvauti mūsų apklausoj, renkantį šio puslapio logotipą. Su kolega Dmitrij daug diskutavome renkantis jį, tačiau jūsų nuomonė viską išsprendė ir padėjo pasirinkti šį Aleksandro pusgrašio vytį. Beje, jei turite minčių dėl logotipo, irgi siūlykite. Labai norime, kad šis puslapis būtų kuo geresnis ir kviečiame jį kurti kartu. Dabar trumpai pažiūrėkime, ką mes siūlome šiame puslapyje. Ir paspauskime pirmą iš kairės ikoną, ją pažymėjau raudonai, tai bus šio puslapio blogas. Vėliau perbėgsime ir per kitas į dešinę nuo šios esančias ikonas ir pažiūrėsime, kas slypi po jomis. Taigi puslapio blogą aš pradėjau pildyti savo YouTube filmukais. Na, jei atsimenate, mano YouTube kanale yra 567 filmukai. Dalis jų, manau, turi išliekamąją vertę ir gali pamokyti pradedančiuosius kolekcionierius. Todėl savo nuožiūrą pradėjau čia dėti, mano nuomonė, įdomesnius filmukus. Kol kas įdėjau 39 filmukus, bet tai tik pradžia. O šis puslapis patogus tuo, kad filmukus galima grupuoti į kategorijas. Matote puslapio dešiniai, aš kol kas išskiriau 6 kategorijas, ateityje jų, manau, daugės. Ir tai pranašumas prieš Facebook ar Contribui, kur geriausiai matome tik paskutiniai įdėti tekstai, o ankstesnių reikia ieškoti kažkur žemiau. Na ir prieš YouTube, kurie filmo eilę sudaro savo nuožiūrą. Čia taip pat galite diskutuoti, reikšti nuomonę po kiekvienu įdėtų tekstu, o prašau siūlykite ir savo temas, nes noriu šį puslapį padaryti dar patrauklesniu. Sekanti ikona yra puslapio parduotuvė. Atsimenate, anksčiau aš buvau sukūręs parduotuvę Contribui platformoje, tačiau ji jums nelabai patiko. Kritikavote, kad Contribui užsėda didelius antkainius, kad jų parduotuvės formatas nepatogus, per mažai filtrų, ne visiems patogi atsiskaitimo sistema.
Na, čia filtrų gerokai daugiau. Galima filtruoti pagal kainas, nusistačius kainos maksimumą arba nuo žemiausios iki aukščiausios ar nuo aukščiausios iki žemiausios, pagal valdovų vardus, pagal populiarumą, pagal įdėjimo į parduotuvę laiką nuo paskutinių įdėtų. Filtro pagal monetos retumą nedėjome, kad nesipainioti. Monetos visgi aprašytos skirtingose kataloguose, kur yra skirtingos retumo skalės. Bet už tai prie kiekvienos monetos rasite pagrindinio katalogo, kur yra aprašyta numerius. Papildomų antkainių irgi nėra. Siekdamas operatyvumo nustačiau, kad prekės būtų siunčiamos tik Lietuvoje, juk monetą siunčiant į užsienį reikia KPD leidimo, o tai užtrunka. Na, gaila, kad sistema neleidžia pasirinkti daugiau siuntimo variantų, tik vieną. Kaip populiariausias Lietuvoje aš pasirinkau Omniva paslaugas. Apmokėjimas irgi įvairesnis nei Contribui parduotuvėje. Galima atsiskaityti kortelę per GPay, galima mokėti į Paysera ar banko sąskaitą. Galima šį apmokėjimą papildyti kitais būdais. Parašykite, pavyzdžiui, ar jums aktuali PayPal sistema. Dešinėje matote šiuo metu esančios parduotuvės pasiūlą. Tai 56 Aleksandro monetos, 4 Jono Kazimiero monetos, 4 Liudviko Jogailaičio monetos, aišku, tai ne Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Bet Svidnicos pusgrašiai užėmė nemažą tuometinės LDK pinigų apyvartos dalį ir kaip be jų. 16 Žygimanto Augusto monetų, 88 Žygimanto Senojo monetos, 13 Žygimanto Vazos monetų ir, aišku, ši pasiūla bus dar pildoma. Kiekvieną monetą aprašiau taip, kaip man atrodė pilniausia, ir jūsų patogumui buvusias Contribui parduotuvėje monetas perkeliau čia. Sekanti ikona yra jūsų paskyra. Ja galite susikurti, kad pirkti parduotuvėje. Matote, kokius duomenis galite čia įvesti, o duomenų privatumą saugo Hostinger svetainių hostingas, atsiskaitimus valdo WooCommerce. Duomenų apsaugos specialistai man rekomendavo šios hostingus kaip labiausiai vertus pasitikėjimo. Paspaudę sekančią ikoną prisiminsite mūsų įdirbį, įsikūnijusi būsimoje knygoje. Darbą lietuviškų 1495-1536 metų monetų temoje mes kryptingai pradėjom 2005 metais ir būsimoji knyga yra mūsų 20 metų, o paskutinius 4 metus ir kasdienio darbo rezultatas. Atsimenate mūsų ir Mikalai Daraškevič 2017 metų knygą Early Lithuanian Half-Growths 1495-1529, mūsų 2021 metų knygą Lithuanian Coins 1495-1536. Šioje knygų serijoje 2019 metais išėjo Dmitry Hulecki ir Slavomir Liševski knyga Lithuanian Contest Stamps 1421-1481 on the Golden Ore Silvers. Ja dar galite nusipirkti vertybė.lt puslapyje. Ir 2022 metais išėjo Dmitry Hulecki knyga Lithuanian Grand Ducal Coins Before 1401, o šią knygą galite nusipirkti ir pusgrasis.com parduotuvėje. Mes planuojame darbus ir ateičiai. Neabejojame, kad išėjus mūsų būsimai knygai, anksčiau ir vėliau atsiras knygoje neaprašytų 1495
1536 metų lietuviškų monetų. Jas publikuosime kasmetinėme leidinyje Rus Lithuanian Odd. Su jomis galės susipažinti ir Contribui platformos mūsų puslapio prenumeratoriai. Jei jūs tenkina mūsų darbas, galite tapti mūsų rėmėjas Contribui platformoje. Nors, kaip minėjau, jūsų patogumų iš Contribui platformų parduotuvės, joje buvusias monetas aš perkeliau į pusgarsis.com parduotuvę, Contribui mūsų puslapio prenumeratoriai jau dabar gali visai nemokamai ir be apribojimų naudotis mūsų būsimos knygos skyriumi apie Aleksandro denarus, su nuolaida pirkti Contribui parduotuvėje, o įdomu, kad ten dar liko paskutinis ir vienintelis mūsų senosios geltonosios knygos egzempliorius. Turi pirmenybę mūsų pagalbai identifikuojant sunkiau identifikuojamas monetas. Jiems ir ateityje dėsiu straipsnius apie naujausius atradimus lietuviškų 1495-1536 metų monetų temoje. Ateityje jie galės matyti ir būsimus mūsų katalogo papildymus. Mes neplanuojame šių papildymų dėti į Facebooką ar kur kitur. Na, išskyrus, kaip minėjau, kasmetinį leidinį Rus Lithuanian Odd. Taigi laukiu jūsų minčių, kritikos ar idėjų mūsų naujo puslapio tobulinimui. Ir tiek šiandien. Gero jums kolekcionavimo.